parduodamas Vienkiemis, Judrių kaime, Šakių rajonas. Einam pasižiūrėti. Čia yra 88,5 kvadratų namas. Pilnai įrengtas viduje iki pilno išpildymo ir palėpė visą kitą. Tada yra 66 arų. Čia namų valda. Tada papildomai į tą pusę yra 1,7 hektaro žemės su gabalėliu miško, va ten tiesiai matosi. Tai va, dabar einam pažiūrėsim namą, kaip atrodo. Taigi va, apsivėm, nes čia labai švaru. Viskas yra pilnai įrengta, pilnai padaryta apdaila iki pat, kaip sakant, mieste tokie namai būna, mieste tokio lygio. Taigi, čia su buitinė technika parduoda, su virtuviniu, su viskuo. Pasižiūrėkite, kaip viskas atrodo ir einame toliau. Čia erdvus kambarys, svetainė, židinys. Einam čia miegamasis. Čia toks va miegamasis nedidelis. Ir einam tenai parodysiu vonios kambarį. Čia toks koridoriukas, čia dar išėjimas į lauką yra. Vonios kambarys pilnai įrengtas su dušu, tualetu. Va yra boileris karštam vandeniui. Ką, einame tada toliau. Kanalizacija vietinė padaryta, vandentiekis automatiškai veikia ir kas čia dar. Eikime pažiūrėti. Vykam į viršų. Čia palėpė įrengta pilnai, padaryta tokia pasisėdėjimo vieta, knygas paskaityti, miegoti, vaiko lovelė yra. Čia vaizdas tiek į mišką, tiek į laukus. Vieta labai nuošali, privatumas garantuotas. Ir čia šitose apylinkėse nėra daug tokių vietų, kad būtų va taip toliau nuo pačio miestelio, nuo gyvenvietės. Tai va tiek būtų apie patį namą. Čia yra apšiltinta, dėta vata, šiltinimas, viskas pilnai padaryta. Čia yra ortakis padarytas, šiluma, kad išeitų iš apačios į antrą aukštą. Ir ką, tai eikime tada pasižiūrėti ribas ir dar ūkinį ten tokį parodysiu, kur vertas dėmesio. Tarp kitko, čia dar yra spinta daiktams sudėti, bet čia tų daiktų nebūtinai rodyti, pridėta daiktų visą. Tai čia yra spintos sandėliukai, sienos padaryti.
Šiaip vieta tai super, man patiko. Einam parodysiu. Tai eikime gal nuo vartelių, va taip va. Va čia va viskas yra aptverta, žinoma, pagrindė. Žemė ribojasi, jeigu matosi ten toliau konteineris mėlynas. Ir va ten pasėliai prasideda. Tai va taip va, nuo tenai ir čia va nuo tvoros į aną pusę dar tas papildomas sklypas kartu su šita pieva ir mišku ten gale. Tai čia 66 arai, tenais yra dar 1,7 hektaro. Produktas yra. Čia va keliukas į miškelį pasivaikščioti. Kas nori eiti į mišką pasivaikščioti, va yra takelis tolyn. Miškas gan tankus, matau. Pasisėdėjimo vieta, mašinų aikštelė gan plati, ten yra ūkiniam garažas dar. Yra čia tų ūkinių pastatų keletas, bet patį rimčiausią pagrindinį aš jums parodysiu. Čia vat yra tokia, kaip sakant, viralinė lauko virtuvėlė. Einam toliau. Čia dar ne viskas, čia toliau dar priklauso. Pagrindė norėjau parodyti šitą, eisim į vidų. Tai va visa šita žemė šitoj pusėje irgi priklauso iki pat va čia iki tvoros. Eikime parodysiu vidų ūkinio. Nu va. Čia daug visokios medienos pridėta. Toliau. Čia, kaip suprantu, žmonės šlifavo šitas lentas, ten darė apdailą namie. Aukštos lubos, gelžbetoninė perdanga. Tinka ūkiniai veiklai kažkokiai tai sandėliavimui ar panašiai. Toks vat pastatas. Jūsų projektams įgyvendinti. Visą laiką galite atvažiuoti, apsižiūrėti. Galbūt pamatysite tai, ko aš jums neįvardinau. Gal pasiūlysit savo kainą, nes šiuo metu kaina yra derinama. Savininkas nori ten apie 80 000, bet
Visą laiką kaina yra derinama, mes priimam visus pasiūlymus, mums nesvarbu, kiek jūs pasiūlysite, svarbu, kad jūs pamatytumėt, ką jūs perkat. Nes turit žinoti, ką perkat. Tai va, tai kviečiu atvažiuoti ir pasižiūrėti. Einam toliau, parodysiu likusias ribos dalis. Įvažiavimas čia yra toksai žvyrkelis, kažkur tai kilometras žvyrkelio nuo pagrindinio kelio per laukus. Žmonės ir kaimynai gretima gyvenantis, jie turi traktorius, tai dėl kelio nustumdymo žiemą nereikia pergyventi. Kaip matote, šia riba yra ties keliuku ir eina toliau va ten, kur yra pušelė va tokia auga. Ten yra riba, va, kur pasėliai baigėsi. Iki pat miškelio ir dar miškelio gabalas ten toliau priklauso. Elektra trifazis. Tiek ir būtų apie šitą vienkiemį. Jeigu norite apžiūrėti ar tartis dėl kainos, skambinkit, rašykit man į telegramą, į numerį rašykit, stenkitės nerašyti tiktoką, jeigu norite greitai, kad su jumis susisiekčiau, nes tiktoke būna, kad pamatau po savaitės tik tos įrašus, tai geriau man skambinti į numerį, eiti į profilį, yra raudonas ragelis, paspaudžiate ir galite arba skambinti, arba siųsti žinutę. Ir su jumis susisieksiu. Dėl apžiūros, arba dėl pasiūlymų kažkokių, arba dėl derybų, aišku. Tai va tiek būtų. Iki.